Nu ką, 3 dienos rytas. Aš pradėjau gamintis pusryčius. Gamintis toj, tiksliau. Dešrelės, bandelės ir kavos atsigersiu. Naktelė. Kaip mano naktelė praėjo? Visą naktį dėjo žiūrkės aplink palapinę. Ratais girdžiu krapždą, tik vrum, vrum, vrum. Užmigau greitai, bet atsibudau 2 nakties. Ir nes vėjas pradėjo labai draskyti. Prisirašau palapinę stipriau. Ir tada pradėjo lytkai iš kibiro. Tada nebegirdėjau nei tų žiūrkių. Užmigau. Mėgojau visai neblogai tada. Čia dar žiūriu iš po, kai vakar surinkinėjau po 1 dienos nakties, kai kirtau. Šokau ant palapinės ir išplėšiau vieną tą, kur turi čia užsikabinti šniurelį. Toks turi būti. Šitas žiedelis ir prie to žiedelio šniurelį tokie eina čia prisiriša. Tai gerai, kad pasiėmiau adatą. Susiūlų reikės susisiūti, nes labai sunkiai susirinko be šito. Gerai, o šiandienos planas, nežinau. Būtų visai smagu važiuoti toliau, bet aš žiūrėjau orai, kad rodo, kad visą dieną lis. Ir jeigu aš dabar nespėsiu palapinę susipakuoti per lietų, tai greičiausiai čia ir pasiliksiu. Jeigu spėsiu, tada apsimaunu lietaus rūbus ir važiuoju toliau. Dabar esu Austrijoje, pravažiavęs miestą, kurio pavadinimas yra Viena. Tai iki sienos ten žiūrėjau irgi nelabai daug yra. 200 km gal. Šitas šalis baigsis. Tai dabar einu papusryčiausiu. Tada naisiu, gal dar atsiprausiu. Ir žiūrėsim, kaip čia toliau seksis. Man užteks ir 2 dešrelių. Bulkas dar įvarysiu. O Dieve, kokios skanios. Gal dėl to, kad 2 paras neėdęs esu. Jėzus Marija. Gerai. Su prieskoniukais. Motociklas paruoštas, viskas susidėjau. Oras apsiniaukęs, bet nelyja. Tai važiuosim dabar į Slovėniją. Iki sienos yra maždaug 200 km. Kas gerai, kad Slovėnija rodo gerą orą. Nėra nei lietaus numatoma, nei apsiniaukia. Saulėta diena turėtų būti. Nežinau, jeigu bus šalta, reikės gal pabandyti važiuoti biškį lėčiau. Kokį 90. Niekur čia nepriskubėsi. Ir aiškiai, kai įsivaizduoju, man reikia tiesiai važiuoti, ne? Nice! Nešalta. Tik išvažiavus pakilo ir temperatūra, ir nuotaika. Ir šilta, ir gražu. Temperatūra pakilo iki 20 laipsnių. Dangus giedras. Ir išlindo kalnai. Vaizdas žiauriai gražus. Iškart nuotaika pakilo. Gerai, kad aš ten nepasilikau su tam žiūrkiam. Yabba-dabba-doo!
Sustojau biškį pailsinti Subinę, nuvažiavę 105 kg. Nusivaliau stiklą priekinį ir šalmo stikliuką. Pradėjo lyti. Bet blemu, kaip aš nenoriu tų rūbų rengtis. Tai aš dabar galvoju durti iki ten, kur Giedra. Manau, porą kilų ir nebelys. O kiek sušlapsiu, pradžiūsiu. Į kamerą dabar įsidėsiu į tašiuką, nes yra priedėlis mikrofonui, kuris nėra vandenį atsparus. Ir vėliau užsimesiu ant šalmo, kai lietus nustos lyti. Nu ką, bandom išvažiuoti iš to debesies, ten va Giedra yra, man ten tą pusę reikia važiuoti. Plius jau į degalinę reiktų. Degalinė turėtų būti netoliesi, kiek žiūrėjau, kažkur apie kilometrus liko. Tai ką degalinį sustosiu, kol lietus praeis. Kaip ir sakiau, lietus praėjo, tik išvažiavus porą kilometrų, bet degalinės nebuvo. Tai pavažiavus dar 10 kilų, užsukau į degalinę, užsipyliau kūrą, sumokėjau 20 eurų 5 centus ir dabar galim važiuoti jau iki Slovėnijos su šito kūru. Ir mačiau liūtį, bet kameros neturėjau, būčiau nufilmavęs, kaip atrodė kalnai. Gal čia iš čia matysi. Tai, pažiūrėsim. Matas ar ne? Įspūdingai atrodė. Tarkim, čia apsiniaukiam. Nu, bet nedaug. Ne? O va tenais. Tai, aš parodysiu. Žiūrėkit. Tenais vat buvo kalnai ir virš kalnų numatos juoda. Tai aš dar biškį pavažiuosiu tenais. Juoda. O. Realiai kalnas, matosi kalno viršus juodas ir dangus juodas ir susilieja beveik. Gaila, kad nėjo nufilmuoti. Ką padarys? Gerai, tai man liko, čia jaučiu kokį 20-30 km iki Slovėnijos. Aš manau, man pavyks šiandien ir Slovėniją pravažiuoti visą iki Kroatijos. Jeigu pavyktų, būtų nerealiai fainiai. Jau nuo Kroatijos prasidės mano kaifuja. O taip. Nu davai. O ten, matot? Juoda. Nu gerai. Bandau važiuoti, kas čia kamščiai magistraliai. Čia dar tai būna. Sustojau Subiniuką pailsint. Esu jau Slovėnijoje. Tik pravažiavau gal 30 km. Tai kraštovaizdis visiškai nepasikeitė, pasikeitė tik oras. Turime giedrą dangų beveik. Tikrai nelys. Ir dabar važiuosiu į Kroatiją. Tai pasiguglinau. Liko kažkur apie 5 km.
Tai sekanti stotelė turės būti jau Kroatijoje. Nu ir nuo Kroatijos jau aš manau pradėsiu čilinti. Važiuosim biškį lėčiau, turiu vieną lankytiną vietą Kroatijai. Nežinau, ar pavyks šiandien nuvažiuoti, bet tikrai labai noriu ten apsilankyti. Tik tenais yra per pačią Kroatiją, nemažai dar pravažiuoti reikia į kitas vietas. Kolegos sveikinas. Jie irgi turbūt į Kroatiją važiuoja. Nu gerai, atsigeriu vandenuko ir tokiam kylu aštuoj, čia greitai. Svarbu oras geras. Oba! Ateini čia, Montenegrai, tiek belikai iki tavęs. Gerai. Durėm į Kroatiją. Kelias geras, vingiuotas, nėra nuobodus. Biškį nugribau nuo navigacijos. Nu gerai. Iš kur tu mašiną čia tiek? Davai, varom. Nu gerai, biškį. Praušinsim smegenis pro kažkokį miestelį, čia pravažiuosim. Nėra to blogo, kas nebūtų į gerą. Čia toks keliukas visai fainas. Kodėl aš važiuoju lėtai? Nes aš čilinu. Man patinka važiuoti lėtai. Va taip pralekinau. Turėjau nusisukt, pavariau, čia per kaimukus babam, vingiuotas keliukas, bet čia toks mini. Ir dabar tiesiai turėčiau važiuoti į tą. Bet man šitą navigaciją nerodo nieko. Jinai sako, duok babkių, rodysiu viską. Neduosi babkių, rodysiu tik maršrutą. Tai realiai iš to keliukų tiesiai važiuoju ir vedukas į magistralę. Nice, very nice. Got the baddest bitch in my town. I had her jumping like a countdown. I told her look at all this money, wow, she's so dish, so I hit her with a bust down. I been making all this money, heart shaped kisses, little sand for the tummy. Hostile bitch, yeah, I'm out. Kelių mokesčiai. Nieko sau. Man reikia piršinę apsimauti, vyrai. Aš be piršinėsgi nevažiuosiu. Slow down for me now, wait. Slow down for the crowd, wait. Slow down for me now. Drop that shit, let it motherfucking bounce. Wait, slow down for me now. Wait, slow down for the crowd. Wait, slow down for me now. Drop that shit, let it motherfucking bounce. I got the baddest bitch. All this money, wow, she's so dish, so I hit her with a bust down. I just sold my soul, feeling little Chris with the blueberry roll. If you want a feature, you can come pay the toll. Stop right there, I think I'm already sold. Pirma stotelė Kroatijai. Biškį pasivaikščiau, pailsinu kojas, subiniuką. Važiuojant pradėjo kažkaip smirdėti degėsiais, mocas. Tai biškį padegė išmetimą. Bandžiau išgauti pačias geriausias pozas ant šito motociklo, visai bandžiau. Ir turbūt tokią pozą pabandžiau, kad biškį pats padegė. Nu gerai.
liko 100 kilų iki mano lankytinos vietos. Šiandien būtinai norėčiau ten nuvažiuoti, kol nesutemo. Tai dabar šoku lėkiu, kol kuras baigsis, tada užsipilu kuro ir turėčiau dar sekantis sustojimas jau būtų mano lankytinė vieta. Tada gal pavalgysim. Nu gerai. Reikia likti ir važiuoti toliau. Dar būtų neblogai vandens nusipirkt, nes jau vanduo į pabaigą. Nu, bet čia vėliau. Tak. Jau iš viso yra nuvažiuota 1658 km. Važiuojam, kadangi į pietinę pusę, tai oro temperatūra didėja 26 laipsniai. Labai fainiai. Tai per šiandien nuvažiavau 300. Dar kokius 200-300 norėčiau įkaitinti. Pasistengsim kaip nors. Nu ką, jaučiu, reikia atsibašliuoti. Už kelią. Oi, bliat. Šiaip biški nesąmonė yra, ne? Vas mane 2 ratai, ne 4, tai man turėtų būti per pusę mažiau. Ai, čia pigiau ir yra mocam. Motociklam. Čia, kažin, eurais rodo, ar kokia čia valiuta yra Kroatijai? Nepažiūrėjau degaliniai. Hello? Euro? How much? 4 euro. Thank you. Bye. O, kaip su be pirštiniu smagu. Nice, nice. Gal man čia kažkur galima sustoti? Nu, aš be pirštinių važiuoti nenoriu. Gal nenuskins nieks? 4 eurai. Normaliai. O taip reikia babkės rinkti už kelius ir kelius tvarkyti. Kamščiai. Man kamščių nėra. Nu. Town. I had her jumping like a countdown. I told her look at all this money, wow, she's so thick, so I hit her with a bust down. I been making all this money, heart shaped kisses, little Xan for the tummy. Hostile bitch, yeah, mouth always running. Hit her with the jawbreaker, head and netty. Ha, now that's kinda funny. Hot inside the whip like a Playboy bunny. Hottest in the biz with an 808's crunchy. And I think I heard a snip, man, that boy's nose running, goddamn. Yeah, I sound something like a man. Came in with the hits, I'm the highest in the man. And I know you're kinda pissed, cause you know I'll never land. They call me Peter Pan, cause I'm high, never land, goddamn. Kažin, kiek veidrodžių nudaužiau. Jei nepypina, reiškia nei vieno. Kur pravažiavau kažkur nusukimą. Jop, tvai mat.
Kaip aš čia taip užgrybinau? No! God, please, no! 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 Kaip aš čia taip nusipjoviau grybą? Davai, pažiūrim. Eik! Į gaidyną įvažiavau kažkokį. Man ten į apačią reikėjo. Na gerai. Svarbiausia nusiraminti. Sipping on back for the legs, say something. Never tell her back that I never stay running. Sipping on facts, damn no one can. Bet tai kamščiukai kokie. Belekas. O kai koja dega, aš nebegaliu. 25 laipsniai. Jau šiandien antrą kartą nugrybauju. O kam nebūčiau grybos? Ne, nu jeigu čia taip mes važiuosim, tai lankytinos vietos aš nepasieksiu. Kaip mes mokam. Gerai. Nežinau, reikia sustoti ir bandyti įsivesti į kitą navigaciją, kad išvestų mane į kelią mano numatytą link lankytinos vietos. Degalinė, 800 metrų. Bet tai kai koja kepa? Nesveikai, nesveikai. Va, viadukas, apsisukti. Bandom durti. Čia tik dabar statys tą viaduką. Gerai, reikia sustoti, pasižiūrėti navigaciją. Arba gal kūrą užsipilti, kad po to nereiktų. Nu, davai. Užsipilsiu kūrą, kad vėliau nereiktų sustoti. Ir tada čiungti kelią ir iki pat galo. Iki pergalės. Pasižiūrėjau maršrutą, tai nieko aš nenugrybinau, aš tik dar geriau pasidariau. Pasidariau, kad mažiau posūkių būtų. Tai dabar bandysiu lėkti ir grįžti į maršrutą. Neina raktą ištraukti. Gerai. Kelionė tęsiasi. Kur čia tas išvažiavimas? Nu, Milsvagenai, rodyk išvažiavimą. Dvim 7 šilumos. Kyla. Kyla, kyla, kyla. Oho, čia mane taip ir nunešt galėjo, jeigu būčiau biškį anksčiau įvažiavęs. Nieko sau.
Kyla. Dar kelių mokestis. Nieko savo. Jeigu būčiau nuo maršruto nenuklydęs, būčiau apvažiavęs. Žodžiu, susimokėjau už kelių mokesčius. Nežinau, angliškai nešnekėjo, su kortelė atsiskaičiau. Vėliau pažiūrėsiu, kiek kainavo. O dabar važiuojam, žiūrėsim toliau, kas čia bus. Sustojau į parduotuvėlę, pasiėmiau 2 alaus ir 1 vandens. Kokios atostogos 2 alaus. Tai už alų ir vandenį sumokėjau 3,79 €. Ir dar prieš tai pamiršau paminėti už kelių mokestį. Antrą kartą, kai mokėjau, gavos 1,50 €. Nu dabar tikiuosi, kad lankytinos vietos datrauksiu. Vandens turiu, galbūt netgi ten pavyks išmiegoti. Galbūt. Nu ką, atvykome į mano įrašytą lankytiną vietą Kroatijoje. Ir toj mes pamatysim kai ką. O namas sugriuvęs. No. Nieko savo. Nieko savo, vaikinai.
ką reikia nusipaveiksluoti. Tada galėsim pafilmuoti. Esu prie lėktuvo. Sifotkinau. Bandysim dabar apeiti, apžiūrėti. O, ir vidų galima įeiti. Fainiai. Žiūrim. Sparniukai. O! Čia galiu ir miegoti aš naktį. Nieko savo. Oho. Bet kaip žiauriai, ne? Nuo šovinių. Skylės. Va čia labai sušaudyta. Vairalasdės. Ir žodžiu, aš einu dabar jaučiu, patrauksiu motociklą. Iš čia yra kitų žmonių, kurie atvažiavę irgi turbūt nori nuspaiksluoti. Nu, patrauksiu ir tada galėsim dar apvaikščioti, pažiūrėti. Kas čia gero. Sakiau, kad norės nusifotkinti. Nice. Dar važiuosim biškį toliau. Tenais yra šito lėktuvo garažas. Požeminis. Ne požeminis, o toks. Nu, pamatysit. Padarytas lėktuvų garažas. Nupaveikslavau tos užsieniečius. Tuo pačiu, aišku, ir jie mane nupaveikslavau. Gerai, galim dabar biškį daugiau pažiūrėti, kol nėra kitų žiūrovų. Nenoriu nieko maišytis, tai kol nieko nėra, galim čia biškį pasižiūrėti. Kiek lipdukų čia yra. Oho. Kažin, yra lietuviškų lipdukų. Lietuvių. Aš manau, turėtų būti. Nieko savo. Visur, net variklis apklijuotas. Na jau. Čia tai labai gražiai atrodo. Čia turbūt tas lėktuvas buvo sušaudytas. Karinis kažkoks turbūt. Nes čia matosi, kaip kulkos įėjo. O net kitoj pusėje matosi, kaip kulkos išėjo, nes yra plėštinė, skarda į lauką. Visas varpytas. Čia vat irgi, o taip, tukšt. Savo. Aliuminis. Variklis. 1 cilindras, 2 cilindrai, 3, bus 4, 5, 6, 7, 8. Dar neaišku, tai vienai galvoja, kiek yra tų cilindrų, gal čia yra dviguba. Va, 3. Ai, melavau. Ai, ne, čia dviguba yra. 1, 2, 3. Tai čia daug yra. Daug. O, išmetimo kolektorius. Nu, fain. Toks stovi varikšelis numestas. Nu, kaip varikšelis dabar jis yra lankomiausias. Kroatijai turbūt. Motociklininkų. Geras. Nu gerai, jaučiu, reikia važiuoti pažiūrėti dar tos garažus lėktuvų. Aš labai tikiuosi, kad ten bus kažkur žolė nupjauta ir aš galėsiu tam palapinę pasistatyti. Nu ką, lėktuvėlį. Aplankysiu aš dar tave kada nors turbūt. Nu ką, dabar turbūt garsas yra daug geresnis. Nes turiu nuotolinį mikrofoną užsidėjęs. Jo. Visą kelionę nelabai pavyktų tą mikrofoną prisikabinti ant maikės. Išlaikyti.
važiuojam žiūrėti garažą. Tie garažai nežinau, kur yra. Čia gal buvo pakilimo takas? A? Negali tai būti? O tai kur yra tie garažai? Nu tiek to. Garažas aš rytoj surasiu. Testeris veikia. Man neįdomu. Žalien. Norėtų čia žalytės gražesnės. Nu ką, palapinė jau stovi. Čia pasirodo šauliai buvo, šautuvo vaikšto, medžiotojai. Užsidėgiau laužiuką, pasikepsim dešrelių. Čia tokį iš Lidlo nusipirkau, nežinau, pamauni sasyską ir aišku aliukas, kokios atostogos be alaus ir čips iš pirmos dienos. Tai lauželis toj, va čia turiu prisidėjęs, užkursim. Čia reikia dar kažkaip tos kitus bandyti uždegti. Padegukus. O, kaip dega gražiai. Nu tai turbūt taip ir užbaigtim. Trečios dienos kelionė. Pavalgau, atsigeriu. Realiai nuvažiavau labai mažai. 400-500 gal. Problema buvo didžiausia, kad reikėjo važiuoti per miestus, ten bele kokie kamščiai, bele kokie, net magistralės. Per miestą eina magistralės užkimštos. Nu, bet svarbu oras geras. Dangus gražus. Lietaus nepraneša. Lėktuvas yra maždaug už pusės kilometro, kur žiūrėjau. Tai viso, sveikino su manim. Džiaugėtės. Tai lėktuvo garažo neradau, bandysiu prasiguglinti. Kažkur turi būti čia pat. Tai išmiegu, aplankom garažą ir tada važiuosim jau į Juodkalniją. Važiuosim palei Kroatijos jūrą, motociklininkų kelią ir norėčiau užsimaudyti jūrai. Ir šiaip į dušą jau reikėtų. Normaliai. Buvo ir baisiau. Gerai. Kepu ir taip užbaigiu trečios dienos vakarą. Tai čiau, bye bye.
Susitiksim rytoj. Bandau užmigti, bet kažkokie šunys čia pjaunasi. Ir aplink palapinę vaikšto. Žiūrėk, tyliai pabūsiu, klausykitės. Girdėt. O, ar čia ne šunys? Ha? Išsigando manęs. O man tai ką? Aš turiu dujų nusipirkęs, pipirinius. Tegul ateina čia, pažiūrėsim kaip veikia. Bet iš karto susičiaupia. Bliovas. Gerai, aš einu miegot, o mes susimatysim rytą.